Labas rytas. Lygiai 12, nes 12 turime išvažiuoti. Labai šiaip neblogas kempingas, gal toksai paprastas labai ir žmogus labai maloniai visus priima. Ir svarbiausia, jog turbūt arčiausiai jau šių žinomų ežerų. Beje, norint į juos pasivaikščioti aplink tą ežerą, tu turi pasistatyti mašiną mokamam parkinge ten toliau ir dar susimokėti už įėjimą, kad apžiūrėti tos ežerus. Bet jeigu atvažiuoji į šitą kempingą, gali pasistatyti mašiną už 5 eurus. Čia yra ir tiesiog parkingas. Tai pavyks šitame parkinge dar ir susitaupyti šiek tiek pinigų, nes pasistačius čia už 5 eurus galima nueiti į kitų ežerų nemokamai. Štai tas parkingas jau toks kaip vietinis, kur pasilieka žmonės mašinas ir va ten jau susimoka už įėjimą, kad nueiti prie ežerų. Tai yra Taras River Canyon. Jis yra giliausias Europoje, antras pagal gylį pasaulyje. Vietomis gylis siekia 1300 metrų ir tęsiasi 82 km. Šiaip mūsų kelias pro šį tiltą ir veda ir pro visą šį kanjoną, bet stabtelėjom pasižiūrėti, išlipę iš mašinos, nes daug kas čia atvažiuoja kaip į lankytiną objektą. Sustoja, fotografuojasi, visas autobusas čia sustojęs, visi išlipę, daug kas eina šituo tiltu. Na, tai einam pasižvalgyti ir mes. Kaip dėl kainų Juodkalnijoje, tai aišku, išvažiavus iš Bosnijos visur atrodo brangu, tai čia neišimtis. Aišku, viskas yra brangiau, kainos jau dabar yra eurais, nors Juodkalnija nėra ES narė, jie vis tiek įsivedė eurą. Tai dėl kainų lengva pasižiūrėti, kiek viskas kainuoja, nereikia nieko skaičiuoti, bet kainos jo daug didesnės negu Bosnijoje. Bet gal ne tokios didelės kaip Kroatijoje. Toksai, sakyčiau, tarpinis variantas. Kažkas tarp Bosnijos, Kroatijos, gal Italijos tokios. Nors man pastaruoju metu, kiek buvom Italijoje, pasirodė, kad ir ten buvo gan pigu. Tai tokios vidutiniškos. Gal senai buvau Lietuvoje, norėjau sakyti, gal kaip Lietuvoje to kainos, vat, tokios kaip buvo, kai mes išvažiavom iš Lietuvos. Nežinau, gal dabar viskas yra pabrangę, visgi 8 mėnesiai kaip nebuvom Lietuvoje, tai gal jau viskas labai pasikeitė. Tai galit jūs pasižiūrėti kainas ir pasakyti, kaip čia brangu ar pigu. Nu va, prisipirkom pilną maišą, išleidom 26. Prisipirkom vakarienį ir pusryčiam, bet dešrelių jau turėjom, šiandien vakarieniai bus dešrainiai. Tai nežinau, ar čia tos sumos kažką pasako, nes užkandukų visokių pirkom, sakau, pusryčiams vakarieniai, tai
Vienas apsipirkimas apie 20 eurų, normaliai, sakyčiau. Atlėkėm iki lankytinos vietos ir tuo pačiu ir nakvynės vietos. Užtenka mokėti už nakvynės. Praeitas 2 nakvynės mėgojom kempinge, tai po 22 eurus per naktį visai susidaro. Tai jau šiandien mėgosim nemokamai. Tiesiog vidury nieko. Ir tik šiek tiek paėjus mišku, štai tokia vieta čia graži. Wow! Oho, kokios kilpos upės. Eina savo. Tai rytoj pranašauja lietingą dieną. Šitoj apylinkiai kaip ir beveik viską aplankėm, gal šiek tiek neteksim kelių lankytinų vietų, bet ne baisiai. Tai vietoj to, kad čia laukti dar vieną, o gal ir 2 dienas, tai tiesiog važiuojam per visą Juodkalniją iki vieno iš nacionalinių parkų. Net nežinau, ar mes spėsime šiandien iki jo nuvažiuoti. Galbūt kažkur steptelsim pakeliui, nors Juodkalnija, pasižiūrėjus, netokia ir didelė šalis. Vos 100 km ir jau visa Juodkalnija pravažiuota. Na tai labas. Kaip vakar ir žadėjom, sėdam šiandien per lietingą dieną ir važiuojame. Važiuoti 2,5 valandos, nematau kiek kilometrų, 150 kilometrų. Nu, tai ta didelė kelio atkarpa, remontuojama, įveikta. Dabar supratom, kodėl GPS-as rašė, kad važiuoti valandą, o kilometrų gal 30-40, tikrai nedaug. Dabar supratom dėl ko, nes visa ta atkarpa remontuojama buvo. Tragiškas kelias. Ar pažiūrėt, kaip kemperis atrodo po to kelio. Va, toks gražuolis dabar. Nu, gražuolė, nes gulbė. Nu ką, galėsim vėl plauti. Visą murzę. Ojei. Ojei, koks laiptelis. Iš karto Deivis žiūrėt negali. Iš kart ieškojo plovyklos, kad viską nuplaut. Na, o dar vienas pliusas. Tai jog išleidom čia savo nuotekas. Jau esu sakęs apie šitą lifehacką kemperistams, kad jeigu labai jau nėra vietos, kur nusileisti vandenį, tai galima nusileisti tokiose vietose. Čia vis tiek bėga muiluotas vanduo nuo mašinų, tai manau, kad mūsų muiluotas vanduo čia tikrai nepakenks. Ir ypatingai šitas lifehackas praverčia čia šitose šalyse. Nes kempinguose labai daug, kuriuose nėra kur nusileisti vandens. Yra prisipilti, yra su tualetu visi reikalai, viskas liuks. Bet, pavyzdžiui, praeitam kempinge nebuvo vietos, kur nusipilti nešvarų vandenį. Tai va, tokiose vietose pasinaudojam šitą lifehacku. Pamatėm pradžioj šitą krūvą. Sakom, ką čia daugiabutis, malkom gal kūrenamas. Tada pamatėm kitoj pusėj, kad dar daugiau malkų. Po balkonų. Nu, būtų labai keista matyti, kad daugiabutis malkom kūrenamas. Ir, aišku, važiuojant į kalnus, netyčia čia taip sustojom visai neplanuotai. Sustojom prie stadiono. Einam pažiūrėti, kur čia visi renkas. Šįkart be bilieto, tiesiog patikrina, ką įsineši. Štai toks tas stadionas. Panašu, kad Jezero tiesiai stadioną atvažiavo. Ir šiandien Berano stadione susitinka Jezero su Rudar. Kaip ir sezonas pasibaigė, tačiau liko atkrintamosios, tai Jezero žaidžia dėl išlikimo 1. lygoje, o Rudar stengiasi iš 2 lygos pakilti 1. lygą. Na ir prasideda.
1-0 ir laimėjo Jezero, tai į sekančias varžybas važiuoja vieno įvarčių pranašumą turėdami. Sėdim savo, pusryčiaujam ir žiūrim, kažkoks sunkvežimis atvažiavo ir pilna žmonių prišoko. Kažką, sako, Rūta dalina. O pasirodo, viščiukus čia dalina. Ne visiems užteko viščiukų. Na tai tęsiam mūsų kelią link kalnų. Štai koks būna mūsų laisvalaikis. Jau beveik išmokiau. Žiūrėk, reikia jau vardą sugalvoti, nes jau mes perėjom prie to lygio, kad jau reikia jam vardą. Dar nori. Na, va visą sumaitinsiu tą vienam. Žiūrėk, viskas, jau gal pasiemamės. Labas rytas. Vakar atvažiavome čia, kai buvo visiškai tamsu. Dar bandžiau nufotografuoti. Fotografuojantis žmonės gal žinos, jog supras. Dariau išlaikymą ant 10 ar net ant 15 sekundžių ir vis tiek buvo tamsu. Tai va taip buvo tamsu vakar, tai nieko nesimatė. Tai šiandien toks siurprizas pasižiūrėjus pro langą. Labai gražus vaizdas. Vau, kokie vaizdai pro langą. Hello. Nenoriu čia dabar labai varyti ant tokių žmonių, nu bet taip jau gaunasi. Komentaruose daug kas rašėt, kodėl tiesiog nekeliavus su tokiu automobiliu, tada tiesiog galima išvengti kai kurių ženklų, bet vat žmonės užsimanė į tualetą ir aišku eina į miškelį ir aplinkui visur. Tokiais atvejais gal tada geriau turėti tualetą, ta prasme, aišku, nieko blogo, gal kad tu nueini į tą miškelį, bet paskui tokias vietas gal dėl to ir apriboja, uždeda tų ženklų, kad draudžiama parkuotis kemperiams, nes gal paskui atvažiuoja tokie ir, visos apylinkės būna, varytos. Jo, tai toks minusas didelis keliaujant su tokiu automobiliu. Taigi įsitepam kremų nuo saulės, kad nenudegtų. Filmuoji beždžionės kojas? Taip. Nu va, išsiruošiam pagaliau. Iš tai tokį grožį. Neina savo, negaliu atsižiūrėti, kaip visur aplink gražu. Apsupti kalnų. Jei kyla klausimas, kodėl aš šiandien su švilpuku, tai Deivis sakė, kad matė labai daug komentarų, kad būtent šituo maršrutu, kuriuo planuojam eiti, yra be galo daug meškų. Ir labai daug kas jas čia sutinka. Ir komentaruose skaitė, ir net tokiuose kaip įspėjimuose, net surašyta čia, kaip elgtis, pamačius mešką. Šiaip patartina apskritai, kuo daugiau triukšmauti, eiti garsiai, turėti švilpuką karts nuo karto švilpti, kad skleisti triukšmą, kad jos apskritai neateitų. Na jau jeigu pamatai, visgi susitikai, tai triukšmauti, švilpti, kuo garsiau, kad ją išgąsdinti. Tai va. Nu vau, atsisuku ir vis gražiau ir gražiau. Ir gulbytė stovi tarp šito grožio. Eina savo, koks geras parkingas ir svarbiausia, kaip nemokamas.
teoriškai nemokamas. Šiaip čia yra nacionalinis parkas ir į jį, kad įvažiuoti, turi susimokėti 3 eurus už žmogų ir dar 3 eurai už automobilį. Teoriškai mes turėjom susimokėti 9 eurus, bet kadangi mes atvažiavom vakar taip vėlai, tai nieks čia aišku nedirbo ir to mokesčio nesurinko. Išvažiuojant irgi reiktų, ten yra tokie kaip šlagbaumai, kad pro juos pravažiuoti, jie tiesiog vakare buvo atidaryti. Tai kad išvažiuoti irgi reikia sustoti ir tada jau patikrina, kiek tu čia buvai dienų ir už kiekvieną dieną reikia susimokėti. Bet skaitėm, kad jeigu išvažiuoji vakare, tai vėl nedirba tie. Ir aš manau, kad mums šiandien taip ir gausis, nes jeigu mes šiandien einam į žygį, kuris greičiausiai truks apie 6-7 valandas, tada dar grįžus, aišku, būsim alkani, kol pavalgysim, tai manau, kad mes vėl labai vėlai iš čia išvažiuosim, tai greičiausiai to mokesčio gal mums nereiks net ir mokėti. Bet šiaip čia kaip ir kainuoja, bet pats parkingas nemokamas. Kažkas didelio. Ne, tikrai kažkas yra kažkas didelio. Šakos labai garsiai lūžta. Eik tu šiek tiek rimtai. Deivi. Eik tu šiek tiek. Deividai. Gal patriukšmaut? Tikrai kažkas labai didelio. Aš vis dar girdžiu. Viskas, aš lipu į medį. Sutikom žmonių, mus pasivijo žmonės. Tai šiek tiek drąsiau keturiese pasikalbėjom, kad, jie sako, būtų jau gal meška išsigandusi, nes gan garsiai einam, kalbam, jau turėjo išsigąsti. Bet gal visgi ten koks žmogus dirba, nes labai daug triukšmo. Ne, galėtų kokia stirna būti ar koks kiškis. Kažkas labai didelio. Jau gal žmogus kažką dirba, gal tvarko mišką. Tik pakalbėjau apie miškas, jau todėl taip yra baisu, nes tik pakalbėjau. Va, išlindom iš miškelio po kelių kilometrų ir dabar jau eisim tokiu labiau slėniu. Beje, eisim vienu taku, o grįšim paskui kitų takų ir va šitoj vietoj bus susidūrimas ir tuo pačiu keliu grįšim atgal. Tai va dabar keliai išsiskiria ir eisim tokia kaip žiedinė trasa. Beveik užkopėm iki viršaus, o eisime paskui ten ir ten. Net galima žiūrėti šiek tiek žmonių. Tai va eisime ir mes iki tos viršūnės. Bet galimai, nes po praeito karto nėra labai stipriai pasitikimo Deividu. Galimai ten eisime. Na jau kaip prieš tai atrodė, kad beveik pasiekėm viršūnę, tai ne, praėjo dar kokių 40 minučių kopimo, bet dabar jau tikrai pasiekėm vieną iš 3 viršūnių. Vau, čia tai vaizdai. Tadam! Eina savo, kaip gerai atrodo. Mums atrodo, kad ten yra mūsų kemperis. Tas baltas. Jo, Deivi, aš priartinau. Jo. Jo, žemėlapį matau net ant šono. Aha. O, taip aukštai mes užsilipom. Kaip gerai čia atrodo viskas. Esame Volušnica viršūnėje, taip vadinamose Balkanų Alpėse. Ir dar keliausime tuo takeliu, iki kur ir prieš tai rodžiau, Deivis neklydo visgi, iki tų viršūnių. Sunkiausia eiti ne dėl to, kad reikia žiūrėti, kur koją statyti, bet dėl to, kad negali nežiūrėti šoną.
Kaip galima į tokiu taku ir žiūrėti žemyn, kai tokie vaizdai. Nu, labai gražus takas. Kaip statu. Nu va, gyvatė pirmoji pasimaišė kely. Nemažo tokia. Oi, kokia fui. Šlikštynė. O, kokie vaizdai. Paskutiniai metrai į aukščiausią vietą šios dienos žygyje. Nelengvi metrai buvo. Lygtais Maja Vajušnės vadinas, kažkas tokio. Nu va, kaip čia gražu. Jau dabar netokie ir aukšti tie kalnai atrodo. Dar, sakyčiau, biškį ir jau būtumėm visai jų aukštyje. Tai vat pirma vieta, kur mes jau užlipom su vaizdu, tai buvo štai ten. Ir dabar va jau taip aukštai esame. Mini pertraukėlė su nerealiu vaizdu. Ir turbūt, kad jau šitų kalnų nebematysim, nes jau lipsim į tą pusę. Tai paskutinį kartą pasigrožim. Bet taip gerai, nėra vėjo. Žiauriai fainai. Beje, jau kažkur visai čia yra siena su Albanija. Deivis gavo žinutę, ką tik atsveikina Tele2 Albanijoje. Ir žmonių dabar jau daugiau padaugėjo. Dar kiek daug ateina. Bet viskas, pasigrožėjom ir lipam žemyn. Žmonių pilna ir ką? Liko tik nusileisti žemyn. Čia atbrauna praeit, ten ir žemyn. Aš nesuprantu, ar akis atpranta, ar kas yra. Lipi, žiūri kiekvieną žingsnį. Vis atsisuki ir eina sau. Kaip gražu. Vėl lipi, susikoncentruoji į tą lipimą, tuos akmenis matai, vėl atsisuki, kaip gražu, gal kad pailsi akis, ar kad čia tikrai taip gražu. Bet iš čia toliau dar gražiau negu ten, kai sėdėjom. Aš sakau, gal dėl to, kad pailsi akis, man tai irgi atrodo, kad dabar iš čia dar gražiau, bet sakau, gal dėl to, kad žiūri į žemę, paskui pakeli galvą ir oi, kaip gražu. O gal, kai čia taip saulė taip krenta, gal dabar jie tokie tamsesni atrodo. Vau, ką tik buvom ant tos viršūnės ten stovėjom. Bet nežinau, gal iš čia dar įspūdingiau atrodo. Slėnis dar kartu visas matas. Ne šitaip reikia eiti. Taip reikia eiti. Tikrai, kad. Jo, sunku dabar eiti nusisukus. Belen kaip geras vaizdas. Nu jau eik, nes užpakalį filmuoju. Nu nenorim eiti net niekur. Negalim atsigrožėti. Dar ypač, kai ten matosi tie žmonės ant kalno. Nu, per kamerą sunkiau, bet mums tai plika akim matos. Tai dar labiau persitikė tas dydis kalnų. Tokie galingi. Aina sau. Drebančiam kojom. Ne.
Pasen ir lipk. Su keiksmažodžiais tuonės. Bus pip, pip, pip. Baisu buvo. Nu, skaitosi turbūt kažkur ten. O gal net tas aukščiausias Juodkalnijos kalnas Zlakolata, kurį bandysiu įlipt, jeigu leis sniegas. Kažkaip manau, kad labiau ten kažkur į viršūnę bus. Šita gal yra aukštesnė, bet čia Albanijos jau galima. Kaip ir šitie visi priklauso Albanijai. Nėra nusileidimas iš lengvųjų. Po žingsnelį. Yra labai slidžių vietų. Dar nemažai laukia nusileidimo iki štai tų takelių. Štai ir ta sankryža, kurią į priekį ėjom tą pusę. Ir dabar jau grįžom šitą. Pagaliau įveiktas miškelis. Vėl išlindom į savo laukus. Ir ten jau turėtų kemperiukas būti. O vaizdas vis dar nuostabus. Ir iš čia. Vakar vakare tai mes ir nematėm šito viso vaizdo. Jautėsi tik tais, kad aplinkui kalnai. Nes matosi, kad visas dangus žvaigždėtas ir tik vietomis juoda. Jo, šiandien tai čia išvis labai gražu. Ir grįžom prie mūsų vargšelės. Ir įveikėm apie 12 kilometrų, sukilimas vėl kilometras. Ir visą tai per beveik 7 valandas. Ir vėlgi labai stipriai vertėjo čia eiti. O kai matėm iš viršaus Gulbę, tai sakom, kad buvom turbūt ant to iškišulio. Šitas per artys atrodo aukštesnis, bet jisai tiesiog arčiau yra, dėl to toks atrodo. Aš manau, kad abu manom, kad buvom ten. Ir tada matėm Gulbę. Na, mes vakarienę ir turim draugelių. Atbėgo karvutės. Svarbu, kad nebūtų kaip praeitą kartą, kai atsitrenkia į mašiną. Užuodė, kad gamini? Aha. O, kaip rupšnuoja. Apsupti. Deivis tai grįžęs dienoraštį pildo, rašo, kaip šiandien sekės. Ir atsisveikinam su šituo nerealiu vaizdu. Vakare tik dar gražiau. Na ir dabar dar išvažiuojant sužinosim, ar reiks mums susimokėti ir už praeitą dieną, ar vėl nedirbs tiesiog tas postas ir tiesiog pravažiuosim. Visgi reikėjo susimokėti, kaip ir sakėm, po 3 euriukus už žmogų, po 3 ir už kemperį 3, tai iš viso 9. Dėl to, kad mėgojom. A, ne? Jo, nes klausė, ar mėgojom. Aha. Tai už nakvynę 3 eurų. Aha. Meškutė ir ant bilieto parodyta. Vakar čia visur tamsoj važiavom, tai nematėm šitų grožybių. Tai čia iš tikrųjų visas kelias gražus, kalnuotas.